O jums šitą yra buvę, kad nusižiūrit modelį, taupot ir galiausiai nusiperkat tą mašiną ir atrodo jau kai sėdi už vairo, važiuoja mieste, muzikytė groja ir tada biški žvilgteli ir atrodo, kur be pažiūrėsi, visur ir vos ne visi turi tą pačią mašiną. Kaip jau kai kurie matėt pirmom mano video, turiu šiek tiek standartinę, nestandartinę mašiną ir šis epizodas iš esmės duoda startą serijoms, kuriuose daugiau papasakosiu apie save, apie savo pomėgius, apie savo istoriją ir to pasiekoje tikiuosi atrasim ir sukursim naujų istorijų, hobių kažkokių ir tiesiog kursim ir gerai leisim laiką. Tai va. Gerai, tai pradėkim nuo pradžių. Vieną dieną ramiai savo guliu, scrollinu TikToką ir tada BAM! Visokios ten mandros blizgančios mašinos skraido po ekraną, kur tu realiai gatvėse tokių nepamatysi. O jei ir pamatai, tai iš karto graibaisi, kur tas ragelis pasiemi ir... Susiradau patį pirmą pasitaikiusi car meetą, kuris vyks jau kitą dieną ir aš ten nežinau, ar reikia registruotis, ar ten pranešti, kad atvažiuoji, iš viso ten, kaip ten kokia tvarka yra. Kaip ir kiekvienas filmmakeris, ką aš padariau, tai tiesiog įslaidinau į organizatoriaus DM'sus ir parašiau, ei, sveikas, gal reikia nemokamai videko? Ir taip paprastai buvau pakviestas prisijungti. Ir vat būtent čia, į šitą vietą aš ir atvykau, kur ir vyko pats car meetas. Aišku, nebuvo ten nei džydėjimo mašinų, nei kažkokių mantrų bildų. Tiesiog chebra susirinko, kurie dalinasi tuo pačiu pomėgiu. Ir iškart sakau, kad ten nėra, jog visi su triperiais važinėja ar kažkas tokio. Ne, buvo ten keletas ir mandresnių M-kinių BMW, keli Mersai buvo AMG ir įdomesnių mašinų. Pačių car meetų tai būna visokių tenais. Vieni, kur vyksta kažkokios rungtys, kiti tenais sustoja į aikštelę, visi žiūrinėja bildus ir išsiskirsto po to. O šitam automobilių susibūrime, kur aš ir dalyvavau, nebuvo kažkokio ilgo stovinėjimo, tiesiog visi susirenka, pasako organizatorius, ką dabar darom, koks maršrutas ir tiesiog kaip per vestuvės ar laidotuvės visi važiuoja koloną per miestą. Gerai, kaip ir minėjau, pats stovėjimas ilgai netruko, mane pasikvietė į vieną mašiną, pasisodino, aš pasiėmiau kamerą, prifilmavau bele kiek medžiagos, ir kelių dienų bėgyje gimė va šitas video. Turbūt pamatėt, kad aš negaliu vienoje vietoje išbūti daugiau nei valanda, tai karočią, legiam į kitą spotą. Tai va, toks tas pirmas blynas pirmam žanre, nieko ypatingo, bet ką per tas kelias valandas važinėjimo galėjau, manau, tą ir išspaudžiau. Bet pagrindinis dalykas, ką išspaudžiau iš šito car meeto, tai yra realiai naujos patirtis, didesnis susidomėjimas automobiliais, beribės kuro išlaidos. Na ir svarbiausia, naujos pažintis, draugystės, nu ir viskas, kas su tuo ateina. Galiausiai aš šituos car meetus, night ride'us važinėti nustojau. Tuos pasivažinėjimus pakeitė kavageriai su nauja chebra. Tada, aišku, buvimas garaže iki 3
nakties, kai 3 žiūri ir vienas dirba, aišku. O kaip grįžti reikės? Eik, tu savo, čia nei iš vienos, nei iš kitos pusės nepeisiu. Tai gerai, ką aš jau savo bulkai spėjau priburt. Tai priburt nieko nebūriau, vis dar yra stokinis 2 litrų TFSI variklis, 105 kW, žinoma Quattro. Šitoj situacijai Quattro padėtų, kas nuskęs telefonas, piniginė, mikrofonas ar aš. Egis 1, gamta 0. Pradžiai kaip tokiai projektiniai mašinai nusprendžiau orientuotis labiau į išvaizdą. Paskui, kai jausiu, kad trūksta galios dar kažko, ta prasme, visą laiką galima pačipuoti. Tai kiek pamenu, pirmas dalykas, ką savo audinį dariau, tai sėdėjom su chebra parkinge, pradėjo baisiai lyt, aš išsitraukiau įrankius plastikinius visokiom apdailom ir tiesiog pradėjom viską lupinėti, kas išsilupa. Žinot, kai būnat vaikai, gaunat kažkokį žaislą, ten sulūžta, ar tiesiog iš smalsumo pradeda tos varščiukus sukinėti ir tiesiog galiausiai išardot dalyką, nes, smalsumas nugali. Realiai įvyko tas pats, viską išsilupam, pasižiūrėjom, čia šitas šitaip laiko, šitas šitaip ir tipo nuo to pradėjo kilti idėjos. Tai tuos plastikus nusiėmus, pirmas dalykas, ką nusprendžiau padaryti, tai juos perdažyti juodai. Šlamatys man akise, niekada nebus gana. Šlamatys man akise, niekada. Tada išpuolė BMW klubo mytas, kur dariau keletą nuotraukų ir vienam iš BMW, man rodos, ne 9 buvo, mačiau žvaigždėtas lubas. Žiauriai patiko man, kaip atrodė ir pagalvojau, blema, gal išeit ir man pasidaryti. Ir aišku, per sekantį kavagerį užsiminiau chebrai apie tai. Seni, o tavai prikraunam lempučių lubas, atrodys, kai žvaigždėtas dangus. Seni, tikrai. Čia bus kosminis bildas. Eik tu, darom? Davai. Darom, seni, važiuojam. Sveikas, seni. Kodėl žmonėm meluoji? Taigi ne taip viskas buvo. Ta prasme. Kas ta prasme? Viskas buvo taip. Būtų bairis pasidaryti žvaigždės lubose. Čia jo. Reiks daryti. Gerai, gal kiek ir perspaudžiau, bet ilgai netrukus grįžau namo, susiradau Amazon'e tas lemputės ir pusvalandžio bėgyje susipirkau viską, ko gali prireikti. Ir boy, kaip aš klydau. Gerai, matėt mano lubas? Taip, jos yra šviesios. Ir ką tai reiškia, kad ant baltų lubų lemputės nekaip atrodys. Ir kaip mes tai sprendžiam, yra 3 variantai. Tai pirmas variantas susipirkti visas juodas apdailas, tada jas pasikeisti ir suinstaliavus lemputės bus galima krauti atgal ir bus viskas done. Antras variantas šiek tiek pigesnis, bet sunkesnis. Tai visas apdailas išsilupti, nusiplėšti seną medžiagą, apsitraukti naują juodą ir viską suinstaliuoti ir būtų turbūt kokybiškiausias variantas. Ir tada yra trečias variantas, kurį mes ir pasirinkom, tai yra visas apdailas ir pačias lubas nudažyti. Jo, šiaip skamba visai paprastai, bet kai pagalvoji, tada reikia ne vieno sluoksnio, reikia specialių dažų ir bele kiek laiko. Tai šito varianto niekam ir nerekomenduoju, nes bele kiek darbo, lubas labai lengvai tepsis, net neabejoju, kad laikui bėgant tie dažai ir trinsis po biškį, tai aišku visada galima perdažyti, pertepliuoti, bet aš manau, kai jau pradės matytis pirmi požymiai, tai tiesiog viską lupsi žemėn ir pertrauksiu naują medžiagą. Tai gerai, pašnekam apie patį procesą. Lubas išsikrovėm, parsinešėm namo, aišku, svetainiai viską darėm, nusidažėm, viskas tvarkoj. Ir jau pačias lubas nudažius galvom, tai čia paprasta. Tiesiog sugrėžiosim skylės, pravesim tos laidukus, per kurias šviesa teka ir viskas. Tiesiog nešim atgal mašiną ir bus jau lubas. Ir boy, kaip mes vėl klydom. Gerai, tai pačio proceso eigoj neplanavau nei video, nieko daryti, tiesiog dėl savęs turėt ir filmavom, kaip maždaug mums sekasi visas procesas. Ir matot šitos laidukus. Tai jau yra virš 400 PM ir kiekvieną iš tų laidų reikia pravest, suplanuoti, kokį cable managementą daryti ir panašiai. Realiai visą procesą prakeikiam, reikia ten atsargiai, kad lubų nesulaužyti, viskas turi būti ore, prieiti nepatogu, ant žemės, ant kelenų. Ir kas svarbiausia, viso to eigoj, tu net nežinai, ar gerai atrodys. Ir jau galiausiai pravedus visas švieseles, pajungus jas, rezultatas kalba pats už save.
pasidžiaugia ir kadangi dar darbas nebaigtas, nešim lubas į mašiną, nes prieš akį dar reikia lubas įdėti atgal, reikia laidus paslėpti, reikia elektrą prasivest ir tik visą tai padarius žinosim, ar viskas veikia ir kaip kas atrodo. Ir mano galva atrodo visai gerai. Gerai, tai didysis projektas su lubom pabaigtas, tada sekė keli mažesni modai, susidėjom normalias kolonėlės, subą, stiprintuvą, ant durų dadėjau šiek tiek garso izoliacijos, po to įsidėjau naują pavarų svirtį, nes senoji tai ten tragiškai atrodė, tai tiesiog užsisakiau iš AliExpress už 20 €, ten nuo B9 modelio, man rodos, tai ta prasme iš karto atnaujina interjero išvaizdą. Ir kadangi šitose audinėse negali muzikos per telefoną leisti, nusprendžiau multimediją įsidėti, tai susiradau variantą, užsisakiau, susidėjau. Ir dabar galiu ne tik per telefoną muziką leisti, bet ir matyti per veizą, pavyzdžiui, kur važiuoti ar kur kokios duobės yra. Tada užsidėjau tiesiog patį paprasčiausią spoilerį iš Amazono užsisakęs, ten universalus iš viso, gali dėti ant kokios tik nori mašinos. Gal kai bus pinigų pakeisiu į vat būtent šitai audinį skirtą, bet kol kas gerai bus. Ir aišku, paskutinis modas šitai bulkai, tai kirstas vairas su lapkiam. Iš karto daug smagiau važiuojasi, nes ir pagyvina, ir atjaunina interjerą. Tai apart žvaigždžių turbūt mėgstamiausia bildo dalis, bet iki tobulo bildo dar trūksta daug. Gal kada nors, kai bus daugiau atliekamų pinigų, reikėtų ir RS-inius bumperius įsidėti, atsinaujinti ratus, gal kokį vrepą uždėti. Bet manau, jeigu kažką iš tokių rimtesnių projektų darysiu, tai turbūt padarysiu ir video. Tai ką, tam kartui tiek, jau baigia visiškai sutempt. Šitas video truko daug ilgiau filmuoti, negu tikėjausi ir daug daugiau pastangų reikėjo. Bet jeigu patiko, tai spustelkit laiką, prenumeruokit kanalą ir jeigu turit kažkokį savo bildą, tai parašykit į komentarus, ką lipdot patys. Ir nesigaskit, šitam kanalui nebus vien mašinos, čia labiau toks vlogo tipo dalykas, tai vieną kitą epizodą išvysit su mašinom, bet norėčiau kurti ir plačiau kažką. Tai vat su jumis buvo Egis, kuris filmavo visą šitą video vlogą per visą Lietuvą ir iki kitų kartų. Iki. Apelsin? Pats to apelsin. Neš dažus. Purkšim čia. Neš, krimtai ką. Negi lauką eisim, pažiūrėk, koks oras. Lyja lietus gi. Davai, viduj supurkšim. Turim masking tape, galėsim čia užkliuoti viską. Gerai, 1, 2, 3. Aš dabar supratau, kad aš lenzų nenusivaliau. Prisimastai tu, bledai, nesąmonė. Eik tu, na, kamera, tai kiaurai šlapia. Bobar. Na, būtų bairis pasidaryti žvaigždės lubose. Eik tu, Darom, seniai, važiuojam. Tikrai ne tai buvo. Gerai, reikia nusiramint. Reiks po to ką tai leist. Gerai, važiuojam. Oho, sveikas. Tu čia taip nusiramini? Blet, gerai, palauk, man reikia tave žiūrėti ir nusiramint, nes aš kai nežiūriu, paskui...
Nu gerai, važiuojam. O, sveikas. What the fuck, seni? Kurvagi, moku nežvengt, kas yra man. Moku nežvengt. Jo, aš galiu poker face, tipo, nustatyti. Nu, nustatyk. Gerai, važiuojam. Sveikas. Reiks daryti. Tikriausiai. Tikriausiai. Gerai. Šitas behind the scenes neblogas atrodo. Jau buvau pamiršęs, ką reiškia smagiai leist laiką filmuojant. Ten aš čia iš šūdą įlipau. Tiesiog genialu su baltais batais eiti mišką. Grįžau į Palangą, pirmas 5 minutės pasivaikščiojime. Aš jau įlipęs į šūdą. Nice.